Išminties knyga. Išminties knyga buvo parašyta maždaug prieš 100 metų prieš Kristaus atėjimą. Jos įkvėptasis autorius, kurio vardas nėra žinomas, buvo narys žydų bendruomenės Aleksandrijos mieste Egipte. Būdamas helenistas žydas, jis rašė graikiškai hebrajų poezijos stiliumi. Kartais jis kreipėsi į skaitytoją Saliamono asmeniu, dėdamas savo pamokymus į išmintingojo hebrajų karaliaus lūpas, kad pabrėžtų jų vertę. Juo nuodugnus ankstesniųjų Senojo testamento knygų pažinimas, kurį atspindi bemaž kiekviena knygos eilutė, rodo, kad jis buvo panašiai kaip Ben Sira, Siracidas, iškilus religinio gyvenimo ir išminties sąjūdžio atstovas tarp potremtinio judaizmo išminčių. Pagrindinis įkvėptojo autoriaus tikslas buvo bent iš dalies stiprinti savo meto tikėjimo bendruomenę, varginamą ir kenčiančią nuo tikėjimą atmetusių tautiečių. Išreikšdamas savo mokymą, jis leidosi į svarbiausių savo meto religinių klausimų svarstymą, būtent dieviškosios išminties grožis ir vertė, likiminiai išėjimo įvykiai, Dievo gailestingumas, stabų garbinimo kvailystė, Dievo teisingumas atlyginant ir baudžiant žmogų. Gyvenimas pasirodo atviras iš abiejų šonų. Praeitis byra, o ateities gijos dar neapmestos. Išminties knyga teikia žydų bendruomeniai, saleliai helenizmo jūroje, drąsos, jėgų ir paguodos. Įkvėptasis autorius jiems priminė, kad jų tikėjimo išmintis yra tikra, viršijanti net graikų išmintį. Jų viešpats, grožio autorius, pažinti viešpatį, vispusis teisumas, patirti jo galybę, nemirtingumo šaknis, nes nemarioji Dievo dvasia yra visuose daiktuose. Pirmieji 10 išminties knygos skyrių ypač paruošia skaitytoją aiškesniam Kristaus ir krikščionybės mokymui. Teisumas ir žmogaus likimas. Ieškoti Dievo ir vengti piktą. Mylėkite teisumą, žemės valdovai, būkite atviri viešpačiui gerumu, jo ieškokite tyra širdimi, juk suranda jį tie, kurie jo negundo, jis pats apsireiškia tiems, kurie juo pasitiki. Juk sukti svarstymai atitolina žmonės nuo Dievo, o kai jo galybė bandoma, ji apstulbina kvailius. Juk išmintis niekad neis į piktos valios sielą, nei gyvens nuodėmės pavergtame kūne. Juk šventoji auklėjimo dvasia bėgs nuo apgaulės, pasitrauks nuo kvailų svarstymų, bus ateinančios neteisybės išguita. Juk išmintis yra žmogų mylinti dvasia, tačiau ji neišlaisvina piktažodžiautojo iš jo žodžių kaltės, nes Dievas yra jo slapčiausių minčių liudytojas, tikrai stebi žmogaus širdį ir klausosi jo liežuvių. Juk viešpaties dvasia pripildo pasaulį, ir tas, kuris visą palaiko, žino, ką žmogus sako, užtat nė vienas, kalbantis piktą, neliks neišgirstas ir neaplenks jo teisingumas. Juk nedorėlio kėslai bus ištirti ir pranešimas apie jo žodžius pasieks viešpatį, paliudydamas jo nusikaltimus. Juk budriausis girdi visą, net niurnėjimų šnabždesys neliks neišgirstas. Saugokitės tą tuščio niurnėjimo,
sulaikykite liežuvį nuo šmeižtų, nes ir slaptai tartas žodis turi atgarsių, o meluojanti burna sunaikina sielą. Nesipirškite mirčiai savo gyvenimo paklydimu, nei užsitraukite žūties savo rankų darbais. Juk mirties Dievas nepadarė ir nesidžiaugia gyvųjų žūtimi. Tam, kad būtų, Jis sukūrė visą. Visi pasaulio kūriniai savaime yra sveiki, jie neturi mirtinų nuodų. Hadas žemėje neviešpatauja, juk teisumas yra nemarus. Nedorėliai atmeta ir nemarumą, ir teisumą. Bet nedori žmonės darbu ir žodžiu prisišaukė mirtį, laikydami ją draugu. Jos ilgėjosi ir sudarė su ją sandorą, nes jiems dera būti kartu su ją. Juk jie klaidingai samprotavo savo sakydami: trumpas ir liūdnas yra mūsų gyvenimas, nėra jokio vaisto nuo mirties ir nežinoma, kad kas būtų sugrįžęs iš kapo. Juk tik atsitiktinai esame gimę ir ilgainiui būsime tarytum niekad nebuvę, nes alsavimas mūsų šnervėse tik dūmai, o protas žiežirba mūsų širdies plakimo įžiebta. Kai jau užgesta, kūnas pavirsta pelenais, o dvasia išsisklaido kaip skystas oras. Ilgainiui net mūsų vardas bus užmirštas, niekas nebeatsimins, ką mes padarėme. Mūsų gyvastis pradings kaip debesies likučiai ir bus išsklaidyta tarsi migla, kurią nuveja saulės spinduliai ir išsklaido jo šiluma. Juk mūsų gyvenimo trukmė yra šešėlio praėjimas. Nėra grįžimo iš mūsų mirties, užantspauduota ir nė vienas nebegrįžta. Eime tad, mėgaukimės esamomis gėrybėmis ir jaunatviška aistra, godžiai naudokimės kūriniais. Teteka mums sočiai brangus vynas ir kvapūs tepalai, te nepraeina pro šalį jokia pavasario gėlė. Vainikuokime žiedais rožių, kol jos nevysta. Niekas mūsiškių nesišalina iš mūsų užavimo. Palikime visur savo malonumų ženklus, nes tai mūsų dalis ir mūsų paveldas. Išnaudokime neturtingą teisų žmogų, nesigailėkime nei našlių, nei gerbkime seno ilgamžio žmogaus žilą plauką. Mūsų nuoga jėga te nustato, kas teisu, nes kas silpna, nenaudinga. Patikokime tad teisiojo žmogaus, nes jis mus varžo ir priešinasi mūsų darbams. Prikaišioja mums dėl nusižengimų įstatymui ir kaltina mus už netikusį mūsų auklėjimą. Jis skelbėsi pažįstąs Dievą ir save vadina viešpaties vaiku. Mums jis gyvas mūsų sumanymų priešas, vien jį pamačius darosi nemalonu. Nes jo gyvenimo būdas ne kaip visų žmonių ir jo keliai labai keisti. Jam mes esame lyg netikri pinigai ir mūsų kelių jis vengia kaip purvo. Jis skelbia, kad teisiųjų likimas yra laimė ir giriasi, kad Dievas yra jo tėvas. Pažiūrėkime tad, ar jo žodžiai yra tikri. Sužinokime, kas jam atsitiks sulaukus gyvenimo galo. Juk jeigu teisusis yra Dievo vaikas, Dievas padės jam, išgelbės jį iš priešų rankos. Ištikime jį užgaulę ir kančią, kad pažintume jo būdo švelnumą ir išmėgintume jo kantrybę. Pasmerkime jį gėdingai mirčiai, nes jo paties žodžiais tariant, Dievas juo pasirūpins. Nedorėliai klysta. Taip, jie samprotavo, bet jie klydo, nes juos apakino jų piktumas.
Jie nepažino Dievo paslapčių, nei vilties dėjo į šventumo atlygį, nei tikėjo nekaltų sielų garbę. Juk Dievas sukūrė žmogų, kad būtų nemarus, padarė jį savo amžinybės paveikslu. Bet velnio pavydu mirtis atėjo į pasaulį ir jo bičiuliai draugėje taip patiria. Dievo užmojo paslaptis apie kančią. Betgi teisiųjų sielos yra Dievo rankoje ir kančia jų nepalies. Kvailų žmonių akimis atrodė, kad jie mirė. Jų išėjimas buvo laikomas nelaimė. Jų kelionė iš mūsų gyvenimo visiška žūtimi. Tačiau jie yra ramybėje. Juk net jeigu žmonių akimis jie ir buvo nubausti, tačiau jų viltis yra kupina nemarumų. Buvę truputį pavarginti, jie bus labai laimingi, nes Dievas juos išmėgino ir rado savęs vertus. Kaip auksą aukštakrosnėje juos išmėgino ir kaip deginamosios aukos atnašą juos priėmė. Jųjų aplankymo metu jie švytės, tarsi kibirkštį šokinės po ražieną. Teis tautas ir valdys žmonės, o Viešpats bus jų karalius amžinai. Kas juo pasitiki, supras tiesą, ištikimieji patirs jo meilę, nes malonė ir gailestingumas laukia jo šventųjų. Jis rūpinasi savo išrinktaisiais. O nedorėliai už savo užmačias bus tinkamai nubausti, nes jie nepaisė teisingumo ir nusigręžė nuo Viešpaties. Juk niekais laikantysis išminties drausmę yra nelaimingas. Tuščia tokių žmonių viltis, bevaisis jų triūsas ir nenaudingi jų darbai. Jų žmonos yra kvailos, jų vaikai niekam tikę, jų palikuonys prakeikti. Geriau būti bevaisiai, negu gimdyti nedorą vaiką. Laiminga iš tikrųjų yra bevaisė moteris, nekalta išlikusi ir neteisėtos lovos nepažinusi, nes ji bus vaisinga sielų teismo dieną. Laimingas ir tas eunuchas, kuris nėra neteisėtai elgęsis ar Viešpatį plūdęs, nes jam bus suteikta ypatinga malonė už ištikimybę ir didžio džiaugsmo vieta Viešpatie šventykloje. Juk sąžiningo triūso vaisius yra garbingas ir išminties šaknis nemari, o svetimautojų vaikai nesubręs ir neteisėtos lovos palikuonys pražus. Net jeigu ir ilgai jie gyventų, nieku jie bus laikomi ir galų gale jų senatvė bus be garbės. Jeigu jie anksti mirtų, neturės nei vilties, nei paguodos teismo dieną. Nedoros kartos galas yra skausmingas. Geriau neturėti vaikų, bet būti doram, kadangi nemarumas į amžiną atminimą dorybės, ją pripažįsta ir Dievas, ir žmonės. Jeigu ji dabar akivaizdi, žmonės ją seka, o kai ji dingusi, josios ilgisi. Pergalę vainikuota, ji amžinai žygiuoja, pergalinga varžybose dėl kilnaus laimikio. O nedorėlių jaunikių spiečius niekam netiks. Nė vienas jų neteisėtų daigų neįleis giliai šaknų, nei atsistos ant tvirto pagrindo. Net jeigu jų šakos kuriam laikui ir sužaliuotų, tačiau būdami netvirti, jie svirduliuos vėjyje ir bus viesulų audros išrauti. Jų šakos nelaiku bus nulaužtos, jų vaisiai nenaudingi, neprinokę valgyti ir niekam tikę.
Iš neteisėtos lovos gimę jų vaikai, teisiami, liudija savo tėvų nedorumą, apie pirmalaikę mirtį. Bet teisusis, nors ir pirmalaiko mirtų, ras poilsį. Juk neilgas gyvenimas teikia garbingą senatvę. Ji negali būti matuojama metais. Žmogaus išmintis yra jo žili plaukai ir gyvenimas be dėmės yra tikra senatvė. Tapęs brangus Dievui, jis buvo jo mylimas. Kadangi gyveno tarp nusidėjėlių, jis buvo paimtas, išplėštas, kad pikta neiškraipytų jo supratimo ir apgaulė nesuviliotų jo sielos. Juk pikto žava užtemdo tai, kas gera, ir negeri norai sugadina nekaltą protą. Tapęs tobulas per trumpą laiką, jis pasiekė ilgo gyvenimo pilnatvę. Viešpačiui patiko jo siela, todėl jis išskubino jį iš nedoros aplinkos. Tačiau žmonės tai matydami nesuprato. Toks dalykas neatėjo jiems į širdį. Juk malonė ir gailestingumas laukia išrinktųjų. Jis rūpinasi savo šventaisiais. Miręs teisusis pasmerks gyvenančius nusidėjėlius ir per trumpą laiką ištobulėjusi jaunystė pasmerks ilgą nedorėlio senatvę. Tie žmonės mato išmintingo žmogaus galą, nesupranta, ką viešpats jiems skyrė ir kodėl jį apsaugojo. Nedorėliai matys jį ir niekins, bet viešpats iš jų juoksis. Po to jie bus paniekinti lavonai, amžina pašaipa tarp mirusiųjų. Tikrai, Dievas parblokš juos nebylius, išplėš juos iš šaknų. Jie bus visiškai sunaikinti, kentės širdgėla, pražus jų atminimas. Nedorėliai bus teisiami. Jie ateis, drebėdami iš baimės, kai jų nuodėmės bus skaičiuojamos ir jų nusikaltimai pasmerks juos, žiūrėdami jiems į akis. Tuomet teisusis, pakėlęs galvą, stosis priešais savo engėjus ir tuos, kurie niekais laikė jo darbus. Tai matydami, jie drebės baisiai išsigandę ir bus apstulbinti netikėto teisiojo išgelbėjimo. Pilni sąžinės graužimo, jie savitarpį kalbės ir dejuodami dvasios skausme sakys: tai žmogus, kurį mes kadaise išjuokėme ir laikėme patyčių priežodžiu, kokie neišmanėliai buvome. Jo gyvenimą laikėme pamišimu, o jo mirtį negarbę. Kaip jis galėjo būti įskaičiuotas į Dievo vaikus? Kodėl yra jo dalis tarp šventųjų? Vadinasi, mes išklydome iš tiesos kelio, mums nešvietė teisumo šviesa ir neužtekėjo mums niekad saulė. Sotinomės pikto ir žūties keliuose, keliavome per neįžengiamus tyrus, o viešpaties kelio nepaisėme. Kokia nauda mums buvo iš įžulumo, ką mums atnešė turtai ir didžiavimasis? Visa tai pradingo tarsi šešėlis, kaip pasklidęs gandas, kaip laivas plaukiantis per kylančias bangas, kurio nė pėdsako jam praplaukus nelieka, nė jo kilio tako bangose nebegalima rasti. Arba kaip paukščiui praskridus, nerandama jokio jo skrydžio ženklo, skystas oras užgaunamas jos sparnų kirčiais ir praplėšiamas jos skrydžio veržlia jėga. Sparnais plasnuojant yra perskrendamas, o po jo skrydžio nelieka ten jokio ženklo. Arba, kai paleidus strėlę į taikinį, oras,
Jos persmeigtas oras tučtojo vėl taip susilieja, kad niekas neberanda strėlės tako. Taip ir mes, vos gimę, išėjome niekais. Neturėjome parodyti jokio dorybės ženklo, bet buvome per savo nedorumą visiškai sunaikinti. Juk nedorėlių viltis yra lyg vėjo nešamas usnies pūkelis, kaip lengva šalna audros nupūsta. Ji yra išblaškoma lyg dūmai vėjyje ir išblėsta kaip vienos dienos svečio atsiminimas. Bet teisieji gyvena per amžius, jiems atlygina Viešpats, jais rūpinasi Aukščiausiasis. Užtat jie gaus karališką vainiką ir grožiu spindinčią karūną iš Viešpaties rankos, nes jis globos juos savo dešinę, gins juos savo petimi. Viešpats ginkluosis pavydžią meilę ir kūrinyje pavers ginklu priešams nubausti. Jis užsivilks teisumą kaip šarvus ir užsidės kaip šalmą tikrą teisingumą. Jis pasiims šventumą kaip nenugalimą skydą, perkals didelį pyktį į kalaviją ir visata drauge su juo kovos prieš neišmanėlius. Taiklios žaibų strėlės išlėks, puls taikinį iš debesų kaip iš gerai įtempto lanko, ir pilna pykčio kruša lėks kaip iš mėtyklės. Juos daužys įšėlę jūros vandenys ir patvinusios upės užlies juos nepasigailėdamos. Pakils prieš juos galingas vėjas ir audra vėtys juos kaip pelus. Taip neteisingumas nuniokos visą žemę ir nedorumas sugriaus galiūnų sostus. Raginimas ieškoti išminties. Klausykitės tad karaliai ir supraskite. Mokykitės jūs, plačiosios žemės viešpačiai. Išgirskite jūs, kurie valdote gyventojų mases ir didžiuojatės tautų daugybę. Juk Viešpats jums davė jūsų valdžią, Aukščiausiasis suteikė savarankiškumą. Jis pats tirs jūsų darbus ir tyrinės jūsų užmojus. Nors jo karalystės tarnai būdami jūs nevaldėte teisingai, nesilaikėte įstatymo ir negyvenote pagal Dievo valią. Baisiai ir staiga, tad jis ateis pas jūs, nes griežtas teismas užklumpa valdančiuosius. Paprastam žmogui gali būti atleista iš pasigailėjimo, bet galingieji bus griežtai teisiami. Juk visų valdovas nesigūžia nė prieš vieną, nerodo pagarbos kieno nors didybei, nes jis padarė mažą ir didelį ir visais lygiai rūpinasi. Bet galingiesiems parengtas reiklus ištyrimas. Jums tad valdovai skirti šie mano žodžiai, kad mokytumėtės išminties ir nenusižengtumėte. Juk tik tie bus išrinkti į šventuosius, kurie šventų įsakų pagarbiai laikosi. Tik tie ras paruoštą apsigynimą, kurie bus iš jų pasimokę. Dėkitės tad į širdį mano žodžius, trokškite ir būsite pamokyti. Kas ieško išminties, tas randa. Spinduliuojanti ir neblėstanti yra išmintis, lengvai pastebima tų, kurie ją myli, ir surandama tų, kurie jos ieško. Jis skuba atskleisti save tiems, kurie jos trokšta. Kas anksti keliasi jos ieškoti, tas nepavargs, nes ras ją sėdinčią prie savo durų. Apie ją mąstyti yra protingiausia, kas dėl jos budi, greitai bus be rūpesčių.